Labas rytas, diena ar vakaras, nesvarbu koks dabar prasmetas, ačiū, kad įsijungėt BC Forza kanalą ir... Bišku kam čia? Kur čia muzika? Va. Va. Kągi, mes šiandien toliau tęsėm Minecraft'o išlikimą. Ir, Lija, nusiprausim. Karai. Nusiprausiam, nusimaudėm. Ir kur baigiam vakar, ten pradedam šiandien. Nuostabu. Ką mes vakar nepadarėm, tai šitos sienos nepakeitėm, ką aš dabar tikrai norėčiau padaryti, nes kažkokiam šiukšlynė iš tikrųjų gyvenam. O kad gyventumėm šiukšlynę, mums reikia pakeisti šitą sieną. Šiurfing. Apa. Biškiu, kad dar turim medienos. Akei. Alles ok. Na, dar slabų turim. Tokių pusinių blokelių ir mes jų jau nebeturim ir... Ką mums dabar daryt? Ai, nu... Kągi, jeigu neturim iš tikrųjų blokų, tai galim... Taip, kaip manyčiau darot kažką ir jūs gal namuose esate taip darę. Jeigu kažkas kažkaip ten neveikia, na, jeigu kažko ten yra kažkokia Jėzus. Nemoku kalbėti, pripažįstu. Va, jeigu yra kažkas ant sienos ar šiaip ką, tai jūs tiesiog užkabinat ten kokį paveikslą ar šiaip ką. Ir suprantat, viskas tada gerai. Va, tai čia bus very random duris. Nu. Va, na, atrodo gan keistai, bet su jais, taip sakant, sprendimas atrastas. Sprendimas agrastas. Atrastas agrastas. Ok. Tai kų šiandien darom, tai visų pirma pasiemam medžią. Ir šitą aš pagreitinsiu. Tai ką, tai... sakau pagreitinsiu, o tyli tiesiog tai. Vienu žodžiu, susitiksime netrukus. Ate. Kągi, grįžome po nedidelės pertraukos, pasiėmėm truputį medienos ir ką toliau Minecraft'e jums reikia daryti. Jeigu jūs, aišku, nieko nežinot, tai kaip matot, mums kas čia vyksta. Kalmaras plaukia. Gerai. Tai visų pirma, kadangi mes turim daugiau medienos, mes galim ir išsirengti savo namus gražiau. Ką mes dabar... Čia yra dar vienas vandens gyvūnas, tai yra kalmaras. Tai, ką, visų pirma, pasidėkim, manyčiau, visus daiktus nereikalingus, bla 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 bla. Bla, tinka, ok. Ta, prisidedam visus nereikalingus daiktus ir dabar galvoju, kaipgi mes čia toliau darysim. Iš tikrųjų, manau, į ką turėtumėm plėtotis, tai yra antras aukštas. Ja, Minecraft'e galim pasidaryti antrą aukštą, kas yra visai nebloga idėja. Pagal mane tai visai kietai. Čia tie lapai, nebijokit, greit jie padings. Matėt, patys pradinginėja jie pamažu. Viskas ok yra. Ok, tai ką, tai jūs pagal save galite įsirengti, aš renksiuosi pagal save. Tai ką, dar kartą pagreitinsim, nes, manau, ar jums čia įdomu bus. Nu, gal ir įdomu. Tai šitą statymą nepagreitinsim dabar
o pagreitinsim ką nors kitą, kas bus jau netaip įdomu gal. Na, gal jums rūpi iš tikrųjų, kaip mes čia darysim ar kažką. Todėl pasidarykim mes dabar staigiai daug lentų. Ok. Daug. Mes nenaudojam, nu tai galim visas pasidaryti. Toliau, ko mums reikia? Na, pikeksą galim pasiimt, maisto turim. Stiklo yra. Tai kaip ir okei. Seis. Na, iš tikrųjų reikėtų dar... Na, vienu žodžiu, nesvarbu. Taigi, Minecraft'e jūs galit savo namą daryti bet kaip, nors ir kokią lūšną. Bet jeigu jūs norite jį gražiai pasidaryti, tai reikia pradėti jį gražiai daryti, nes nepradėjus jo daryti, jūs jo ir nepasidarysit. Pasakiau viską, manau, tikrai aiškiai ir visi supratot. Ir, sulūžo šitas. Nelabai malonu. Nelabai. Aha. Jeigu šokat į vandenį, tai negaunat žalos. Jeigu berods minėjau, bet... Nieko tokio. Tai visas šitas lentas įsikraftinsim į pusblokius. Ir eisim statyt. Taigi, kad mums normaliai viską pastatyti, visų pirma, pradėsim nuo grindų. Čia va taip padarysim antrą aukštą. Tokį, taip sugalvojau jau kaip darysim. Ir jūs toj pamatysit, kokia mano idėja yra. Nes statyme aš dažnai padarau daug ką gražaus. Taigi visų pirma, mes nusivalysim šitą vietą. Ir joje įrengsime antrą savo aukštą namą. Na, šitą namą darysim tokiu stilium, kaip matot. Tokias va kaip kolonos, siena ir eglinės, taip sakant, duris. Eglinės detalės. Bet visų pirma, mums ko reikia, tai pasigaminkim gal įrankių šiek tiek. Nes be įrankių bus, na, tiesiog labai atsibos mums viską statyti. Be įrankių, tai kastuviukas. Ir, aišku, kirvukas. Ok. Turim įrankius. Jau galėsim normaliai ir statyti. Taip. Aišku, reikės dar avių susirast, nes miegot reikės ir taip toliau. Bet dabar nemanau, kad tai yra labai svarbu. Nėra tas pirmutinis reikalas. Pačio pirmumo. Ok. Prasikasim. Šitai prasikasam. Iš tikrųjų, iš pusblokio apsimoka labiau statyti. Nes jūs mažiau blokų sunaudojant tam pačiam dalykui. Taigi. Užsidedam čia. Čia. Čia jau matot, kaip matot, bus dvigubas plotas šito namo. Kas yra gerai. Ajai. Matot, su pusblokais būna tokių dalykų, kad jie šitaip pasidaro. Norom, nenorom. Ir plus jau temsta. Na, kad atbaidint visokius baisuoklius, kad čia jie mums žalos nepadarytų, mes galim apsišviesti. Nes jeigu yra apšviesta, tai ten neatsiranda tų, taip sakant, visokių mobų. Zombių ir taip toliau. Na, matėt, jūs jos jau mačiau. Kiek žinau, jūs tikrai jas matėt jau. Ir čia nėra jums ko pasakyti naujo. Iš karto šitaip. Na, manyčiau... Nu, čia aišku, klaidą padarėm nedidelę, bet ją greitai atitaisysim. Taigi, pasiemam savo beržą. Ir toliau darom kalnas. 1, 2, 3. 3 aukščio. Ir 1, 2, 3. 3 aukščio. Ir dar kartą 1, 2, 3. Irgi 3 aukščio. Nukasam šitą. Okei. 2, 3. 3 aukščio. Na va.
šitaip mes ir pasidarėm savo šonus. Na, ne savo šonus, bet savo namo šonus. Na, nes mūsų šonų daryti tai nereikia. Matot, viskas dabar taip gražiai, nors iš tikrųjų galėtų būti dar gražiau. Op. Va, matot, kaip čia įdomiai mums gaudosi. Kaip įdomi. Dabar, ko mums dar reikia, tai yra pasigaminti laiptų. Aišku, čia jų ne per daugiausiai išeis, bet mums, manyčiau, užteks. Sutinkat? Sutinkat, aišku. Apa! Parkour pro. Gerai. 1, 2, 3. 1, 2, 3, čia 3. Manyčiau, langelius tokius ir darysim gan keistai, bet gražiai. Svarbiausia yra gražiai padaryti. Ir, aišku, nelabai pasisekė. Apa. Po 2 galima, ar ne? Nemanau, kad čia reikėtų... Nors bendrai ir galim taip daryti. Tai čia bus vienas langas šitoj vietoj, kaip jau supratot, manyčiau. Čia bet vienas... O. Antras langas. Bus. Čia langų kaip ir nebus, tačiau... Kažkaip nepatogu man čia. Na gerai, tarkim čia langų daugiau. Arba ne, čia žinot kaip bus? Mes baržo daug neturim. 2, 3. 1. Nu, 1. Gerai, pasimsimės greitai baržo. Birželio. Hard. Ok, čia yra sunkumas, tai jūs galit nusistatyti lengvą. Jeigu jums yra sunku žaisti, jeigu jūs nuolat užpuldinėja visokie baisuokliai, taip sakant, monstrai, tai galite nusistatyti lengvą. O jeigu norit žaisti kaip tikri vyrai, taip sakant, tai nusistatot sunku ir grindat. Ok. Na, štai ir gavom visą savo... O, ir lietus nustojo lyt. Jei... Labai smagu. Ai, nu, vau, mes kirvį turėjom. Really? Nu, ja. Būna taip, tikrai būna. Gerai, dabar... Kaip mum dabar daryti stogą? Net neįsivaizduoju. Na, bent jau šitoj vietoj tai įsivaizduoju. Čia mes šitaip. Aha, šitaip. Aha, šitaip. Ir šitaip. Jo, per 1, 2 ir mums, kaip visada, pritrūko. Na, galim pasidaryti dar vieną darbastalį, kad mums būtų patogiau, kad nereikėtų niekur bėgioti. Pasidedam į čia. Ir dar pasidarom pusblokį. Tiep, pusblokiok. Eina savo. Ką sakiau? Oh, shit. A, turim tai? Wow, ir mes neturėjom. Wow, lovos neturėjom. Eik tu, pek. Negerai. Labai negerai. Man tai nepatinka. Ai, bėgam. Shit. Gerai. Gal pasimokiau, manyčiau. Mes turbūt daugiau pasidarysim lovą ir nebesikausim su creeperiais. Va, tai jeigu mes būtumėm jo nepamatę, tai iš tikrųjų jis galėjo mūsų visą šitą vietą tiesiog susprogdinti. Visą mūsų tą darbą, kur mes įdėjom, kur stengiamės, jis galėjo mūsų susprogdinti. Bet
mes nepasidavėm. Bandėm jį nukapot. Iš tikrųjų, su creeperiais, kai kaunatės, tas va žalias dalykas ir buvo creeperis, tai geriausia su jais yra kaip ir vandenį kautis. Nes vandenį jų sprogimo žala yra labai maža. Kas jums į gerą? A, ne. Gerai, aišku, inventorių reikia susitvarkyti. Kas čia šitas. Nu va. Trupučiuką prasiblaškiam. Trupučiuką atkreipia mūsų dėmesį, kad nereikia užsimiršti labai daug. Ir nereikia galbūt tokiem drąsiam. Opa. Pasiemam. Va. Štai mes turim savo tokį kaip ir stogelį. O kaip čia darysim, tai jūs netrukus pamatysit. Bet kad čia mes normaliai padarytume, mums visų pirma reikės laiptų. Taip, reiškiasi, mes čia darysim iš laiptų. Taip, ir pagaliukų truputį. Pasidarysim daug pagaliukų ir su jais mes galim pasidaryti kopečias. Minecraft'e yra kopečias, kas yra labai patogu. Pasidarom 6 kopečias. Taip. 1, 2, 3. Na ir jeigu reikėtų... Ai, nu, vienu žodžiu turėsim paskui. Va, Jėzus, kaip čia praeit? Užsistatėm. Opa. Nu va. Mes ir praėjom, taip sakant. Ir dabar ką darysim, tai su laiptais iš tikrųjų. Na, čia tik tais laikinai padėjau šitą purvą. Čia jo tikrai nebus. Patikėkit manim. Turim mes dar purvą, aišku, turim. 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Na štai. Galybę purvo pasidėm ir ką dabar darysim? Dabar darysim tokius kaip laiptus aukštyn. Tačiau tie laiptai aukštyn atrodys kaip stogas. Kas yra labai smagu. Vienu žodžiu. A, Jėzus. Vienu žodžiu netrukus pamatysit. Opa. Iš tikrųjų čia dar galėtumėm... Nu jo. Būtų daug lengviau taip daryti, bet mums reikėtų labai daug šitągi purvą visokią ir paskui jį gramdyti reikėtų. Nu, bet ką padarysi, kaip sakoma, toks gyvenimas. Tai čia vat. O čia vat. Ten gal net ir nereikėjo tiek daug jo purveko. Na, aišku, galim pabaigti. Na, tokie garsai man niekada nepatinka. Ir dabar, kaip matot, jau pradeda panašėti į tą, ką aš ir sakiau. Pradeda panašėti į tikrą namelį. Tai ką? Aha, ten yra zombis. Iš tikrųjų, jeigu mes jį dabar nužudysim, mes galim kažką ypatingo gauti, bet mes kol kas negavom. Gavom tik kažkokios supuvusios mėsos. Tai šitos mėsos jūs galit valgyti, bet nevalgykit, nes ji yra neskani ir nuodinga. Ir jeigu pavalgot jūs, nu, vienu žodžiu, jums gerai nebus, jeigu pavalgysit. Todėl to rekomenduočiau nedaryti. Aišku, galėjom ir be purvo, bet matot, kaip lėtai čia statosi be purvo. 2, 3, 4, 5, 6. Dar turim 3 laiptus. Ką su tiem? Ką su tais 3 laiptais darysim? Na, manau, galim šitaip padaryti. Opa, eina sau. Eina sau, ar mes pagausim jį? No! Ai. Prisidrėškiau koją. Kaip negerai. Na, nieko tokio. Na, jeigu iš labai aukštai
nukrenta, tai jūs logiška, kad mirštate. Bet dabar dar kol kas mes nenorim aišku mirti. Mes dabar per visą šitą dalyką mes pasimsim šitą vat purvą. Na, aišku, jau nebepasiekiu tiek daug jo. Bet pakankamai jau susirinkom. Ir galim tęsti savo kelionę. Ai, ne, negalim. Pajakava. Parkour pro. Va. Čia įdomu iš viso taip įmanoma Minecraft'e užšokti. Nope. Vaikit jūs savo. Na gerai. Jeigu negalim užšokti. Tai jūs įsivaizduojat, kas bus. Ne, nemanau. Gerai. Opapa. Kaip greitai mes užlipom. Tikri speed raceriai. Šičia. Ir da šičia. Na ir šičia. Aišku. Kodėlgi ne. Ir čia dabar. Čia. Ir štai čia. O dabar. Iš tikrųjų mes galim, žinot, dar kaip padaryti. Galim daryti tokį keistą bajeriuką, kuris mums ką tik paėjo. Taigi. Ajetus. Čia pasirodo taip. Na, nieko tokio. Šitas bus iš šono ir šitas iš šono. Tai matot, susidaro toks kažkoks keistas. Kiek mes, nu, gerai. Tai kągi. Opa! Nušokam ir matot mūsų keistasis namukas, tiksliau jo griaučiai, tokie kaip ir, tokius kaip ir padarėm griaučius. Neišku užlipam. Ir toliau darom. Tai nusimušam visą savo tą purvą, kuris mums nuotaiką gadina. Ir dar daugiau jo pridedam. Kodėlgi ne? Dar daugiau jo pridedam. Ir nebepasiekim. Na va, štai šį čia pasiekim. O čia va mes uždedam šitus. Susirenkam savo purvą, kuris mums labai brangus ir mums jo tikrai labai reikėjo. Nebeturim beržo, ne? Nebeturim, tai nebeturim. Iš tikrųjų, iškart šitą nusikirsiu, kad jis man nuotaikas negadintų. Ir einam toliau. Pasiimt beržą. Iš tikrųjų, šitaip Minecraft'o statymas ir vyksta. Na, ne visiškai taip. Kai jūs statot jau kažką labai didelio, tai tada iš pradžių susirenkat visus resursus. Ten susideda dar, jeigu jie netelpa net į inventorių. Susidedat jūs kur nors ir... Susidedat ir tada statot. O mes čia dabar ir resursus renkamės ir statom vienu metu ir vienu žodžiu tokią makalinę. Bet nieko tokio. Taigi bam. Net išsigandau, kaip arti lubos buvo. Opa ir... What? Aš nesu tikras, bet ar mes praradom ten blokų taip darydami? Va. Gličiai kažkokie. Kažkokie trukdžiai. Kažkas keista. Tai va. Mūsų toks va kaip ir prieš namukis baigtas. O dabar mes galim pasidaryti laiptelius. Nes čia laiptais, kaip matot, galit lipti. Kad neatsibostų jums per blokelius šokinėt, galit užlipti laiptais. O jetus. Opa. Dabar šitą. Kirst. Pasidėt. Na štai. Na, aišku,
truputį čia keistai padarėm su tom grindim, bet nesijaudinkit, mes greitai jas pakeisim. O dabar kol kas norėčiau susidėti visus daiktus į savo brangųjį čestą. O taip. Žiūrėkit, nebetelpa. Pasimsim šitą. Šitas, nebetelpa. Gerai. Ko mums dabar reikia, tai yra kastuvo. Kastuvą pasigaminam. Kaip matėt, aš dar jau turiu kastuvą. Ką man antras kastuvas, tai tam, kad mes netrukus pradėsim. Ne netrukus pradėsim, o vat jau dabar mes einam smėlio. Iš smėlio Minecraft'e, kaip žinot, galima stiklą gaminti. O mums stiklą tai reikės. Na, aišku, čia kažkaip kvailai yra. Na, bet nieko tokio. Čik. Prisikasim smėliuko. Prisidarysim langų. O langų mums reikės gan daug. Čia kaip koks smėlio karjeras. Aišku, čia kaip matot yra urvas. Kiek mes turim 8 deglus. Ok. Na, apsišviesim tą urvą. Ir turim pikaksą. Čia mes radom gelžės. Ko mums senokai reikėjo. Nes mes kol kas ką tik darėm, tik tais... Ta prasme, ką mes dabar darėm, tai tik tais namus puošiamės ir visai darėmės. Na, iš tikrųjų, aš noriu iš pradžių pasipuošti namus, o paskui, kai turėsim jaukią aplinką, kai viskas čia gražiai bus, čia matom urvas yra, galim šiek tiek jį paeiti. Juk netingi mane. O Jėzus. Čia ne urvas, čia visas urvų sistemos. Aišku, čia yra dar truputį geležies, mes ją pasimsim, kol kas taip giliai nelyšsim. Į šį urvą. O tik tais geležiuką pasimsim. Kažkur ten vanduo teka. Paskui mes čia tikrai sugrįšim, manau. Opa. Na, turim kem 9. Žinot kaip. Prisimaininam šiam 4. Ir tada bus rami galva. Nes šiam 4 yra tasai stakas vadinamas. Ta prasme, daugiau negu šiam 4 daiktus, kai kurių daiktų netgi mažiau, ten 16. Iš jų jūs negali daugiau sutalpinti. Matot, šiam 4. Ir aš negaliu jo įdėti šitą daugiau. Va. Na, su kai kuriais dalykais būna, kad jūs galite tik tais vieną, tarkim, kardas. Aš negaliu, jeigu turiu aš 2 kardus, ane, aš jų negaliu sudėti į vieną vietą. Tai jau mūsų cukranendrės. Jėzus, kaip aš čia padariau. Cukranendrės auga. Mūsų antras aukštas. Ir dabar ką mes būtent darysim. Mesgi anglies tai neturim. Eina sau. Ir mes miegot negalim. Vien žodžiu. Kaip matot, saulutė leidžiasi. Jau vakaras atėjo. Laikas miegučia, bet kadangi mes lovos neturim, tai mes negalim miegot. Todėl. Mes staigiai. Nusikertam. Ir viską. Na, jau manau, kad tikrai išmokote Minecraft'ą statyti. O kadangi išmokote, tai aš daugiau ir neberodysiu, kaip mes statom. Na, tiksliau rodysiu, bet tai bus pagreitinta. Nes jums nebereikia kiekvienos detalės žinoti. Nes jūs galite lengvai jas suprasti. Todėl mes pagreitinsim viską. Ok. 22 šitie. Ir dabar norėčiau normalią slubas pasidaryti. Jas. Na, nieko tokio. Nieko tokio. Aha, mums čia trukdo. Galva remiasi į lubas, taip sakant. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Taip.
Turim dar šiek tiek... turim namtų. Na gerai. Kad jau taip. Taip. Opa. Lentos. Opa. Nebetelpa. Kaip bjauru. Bjauru tiesiog. Čia aišku galim uždengt. Daug gražiau dabar atrodo. Tai ką, suvalgom paskutinį keptą, kas čia, jautis? Ne jautis, keptą paršiuką. Ir... What? Kągi. Iš spintos. Ne, čia ne spinta, plaukit. 5. 1. Vo! Čia tai spinta. Va čia tai spinta. Tokia šverta. Tai ką? Iš spintos su jumis atsisveikina Meceforsas, liepdamams jums mane, šitą video tiksliau, laikinti, komentuoti, dalintis ir žinoma, jeigu dar nesat prenumeravę, tai ir prenumeruoti! Žiūrėkit. Kaip mes gražiai. Pa. Ate. Sia.